Iš Prancūzijos sostinės sugrįžo Lietuvos sportininkų delegacija, dalyvavusi senojo žemyno lengvosios atletikos uždarų patalpų čempionate Paryžiuje. Turnyras sulaukė 46 šalių sportininkų, kurie iškovojo 26 medalių komplektus. Mūsiškiams vienintelį apdovanojimą pelnė sėkmingai daugiakovėje grįžusi 31 Austros Kujytė. Tikrai dalyvavau su tokiu noru ir veržlumu ir akise ryžtas ir labai buvo faina grįžti ir nustebinti. Buvo nemažai nustebusi, maždaug, kas čia dabar, nesitikėjau. Kai kurie treneriai irgi, čia rutulis stumsi, ne rutulį, kaip tai ne rutulį. Tai padariau siurprizą ir manau, kad likau pastebėta. Teoriškai tai buvo galima aukštį galbūt geriau pašokti. Bet vėlgi, tomis sąlygomis buvo irgi sudėtinga šokti, nes maniežas yra kitoks, danga yra kitokia. Ir praktiškai padariau, ką padariau, nors žinau, kad galėjau geriau. O kitos rungtys, tai daugiau mažiau padariau tai, kam buvau pasiruošęs. Austra 60 metrų barjerinėme bėgime pagerinusi asmeninį rekordą finišavo antra. Šuoliuose į aukštį mūsų sportininkė taip pat užėmė antrą vietą. Rutulį nustūmė 17,53 metro. Į tolį nušokusi 6 metrus 25 metrus iškovojo 4. vietą. 800 metrų Austra nubėgo per 2 minutės 26,54 sekundės. Surinkusi 4706 taškus, Lietuvos sportininkė iškovojo sidabro medalį. Įspūdžiai yra geri. Nes pirmą kartą taip mūsų Lietuvos komanda startavo taip stipriai pareiškusi, kad sugrįžo didįjį Europos sportą ir būtų buvę labai geri, jeigu būtų visi sportininkai pasiekę to, ką galėjo pasiekti. Aš manau, kad po poros metų, kai čempionatas vyks Švedijoje, Göteborge, mūsų komanda sudarys realiai ne 9 stiprus, bet apie 15-18 stiprių sportininkų ir realu planuoti 3-4 medaliai iš Europos čempionato. Tas, sakyčiau, labai gerai. O dabar gerai. Pirmą kartą medalis, daug finalininkų, keletas lengvų nesėkmių, bet visada būna, kad nuotaikos geros, duodančios daug realaus pagrindo galvoti apie gerus startus vasarą. Tragiškai klostėsi čempionato eiga Lietuvos sportininkams sekmadienį, kur net 2 mūsų šalies atstovai Lina Grinčiukaitė ir Darius Draudvila patyrė traumas ir parodė gerus rezultatus, liko be medalių. Iš tikrųjų, tai stiprokai timtelėjau galinį raumenį, bet tikslios diagnozės negaliu pasakyti, nes tyrimus atliksiu tik po poros dienų. Ir kiek tas stipriai bus, tai bus matyti ateityje, bet manau, viskas bus gerai. Nuotaikos iš tikrųjų džiaugsmingos, todėl kad turim medalį ir visi, man atrodo, kad tikrai labai gerai pasirodė, neskaitant kelių traumų, bet sportas yra sportas ir viskas ateityje. O kaip pati savo pasirodymą vertini šiame čempionate? Vertinu, aišku, kad teigiamai ir labai gerai, todėl kad sprintas tokia rungtis ir bėgti 2 asmeninis prabėgimai ir pusfinalį ir patekti į finalą, tai nežinau, ar čia vertinti galima blogai. Kitiems Lietuvos lengvaatlečiams Eglei Balčiūnaitei, Ryčiui Sakalauskui, Irenei Palšytei, Povilui Mikolaičiui, Vitaliui Kozlovui ir Dariui Aučynai neteko lipti ant apdovanojimų pakylos. Tomas Ramanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios + Vilnius.